Sveiki. Taigi susitinkam vėl žvejot bandom. Iškart ganėtinai skubu, viskas sutvarkiau krante. Šiandien tikslas lydekos ir bandysiu pirmą kartą žvejot tam pačiam ežere, bet pirmą kartą žvejosiu kitose vietose, niekada nebuvau. Tai noriu pasižiūrėti, kažkokia įlanka yra, pasižiūrėjau žemėlapės, tai žiūrėsim, kas čia gero bus. Tas pats ežeras, ar tai nelabai gal geras oras, saulėtas, visą savaitgalį be to lyjo, šiandien pirmadienis yra. Svarbu, kad nėra didelio vėjo, tai paskutinę kartą tai net šitiek teko gydytis. Tai va, buvo sloga. Tai gerai, nustatom kursą ir bandom plaukt. Naujas guminukas užsidėjom. Tai kablys per giliai įkištas, bet baik, nieko tokio. Jo, ilgokai jau plaukiu, aš nebežinau kitos įlankas. Jau gerų gal 15 minučių, senai taip esu plaukęs ilgai kažkur. Bet čia kažkur jau nebetoli. Čia ir turbūt norėjau pabandyti plaukti. Kaip matom, jo, čia didėjai plotai. Va čia va nesu buvęs, jo. Nu, nedidelė lankėlė, bet pabandysim. Čia matos išminti takai jau dugniniam turbūt, gal plūdiniam. Jau tai matos, kad tikrai čia daug žvejota. Šis pakraštys iš vis negylas, tuo žels. Čia po manim metras yra, tai čia tiesiai lapukai matos vien jau dygsta. Bandykim dar vieną naują dėti, mažiau gal tokį ryškų. Įsivėrėm ryškalą, visiškai patiko šitą įlanką. Tai pasirašiau va kitom pusėm perplaukinėsiu, ant 5 metrų 6 gylis bus, tai pasidariau ant velkės. Negaliu patikėti. Man atrodo lydį pagavau ant velkės. Aš norėjau ką tik pasakyti, valgydamas, kad nesuprantu žmonių. Ak, tai tau įspjovė. Norėjau pasakyti, nesuprantu žmonių, kurie vilkiauja ir tai yra įdomu, nes taip nuobodu. Negaliu patikėti. Nu jo, čia buvo geras. Net nesupratau visiškai. Šiaip mano klaida buvo, reikėjo normaliai kirsti, aš kažkokį pajutau, lyg pagalvojau, kad kažkoks kaip kokias žolės, pagalvojau, kad susikybo, ar tai nelabai pakirtau kažką. O pasirodo, čia buvo lydys. Nu pačiam juokinga, sakau. Negaliu patikėti. Norėjau sakyti, kad nesuprantu, kaip žmonės vilkiauja, nes atrodo taip nuobodu. Ir atrodo, kaip greičiau nori perplaukti tom pusę. Nu, bet pabandysiu dar pavilkiauti. Tai šiek tiek gailiuos, kad plaukiau tiek kelio, nes dabar reikia daug plaukti atgal, dar prieš vėją. Tai laiko gaišimas šiek tiek, vilkiauti nebevilkiauju, nebeiškentėjau 10 minučių, supratau, kad aš noriu greičiau nuplaukti ir pradėti mėtyti, nes čia jeigu čia vilkiausi ten, kur man dabar noriu pradėti mėtyti, tai čia galėčiau namo važiuoti jau. Tai žodžiu, varom prieš vėją, biškį net šalta pasidarė. Nu, atplaukiam. Kitą vietą. Tai jau čia pradėsim mėtyti jau. Vilkiavimas šiandien baigės. Opa. Va tai to. Oba. Ai, pagalvojau starkis vienu momentu. Ar atsikabina. Pagalvojau, kad starkienas vienu momentu.
Nu, va, labai gerai, pirmas inkaras nuoja vietoje ir iškart kibimai. Ir ant pauzės, sakau čia, jau kol kas pavasario toks mada ant pauzių, bet turbūt nieks tiek daug nepagauna, tiksliau, nieks tiek daug nepagauna mažų, kaip aš, nežinau, turbūt šiemet iš kilogramo nebuvau išlipęs niekaip. Čia nepaeis. Nesimatė prieš vėją, kad čia vien žolės išlindė, tai čia neįmanoma niekur mėtyt. Tai pamėtysiu šiek tiek į gylį nuo čia. Tas ir gylis yra čia turbūt į 3 metrus. Gal čia bus kas nors. Mačiau, kad hebra čia velkiauja būna iš to pakraščio. Tai. Vėl pirmas metimas. Pirman vietą ant sustojęs. Nu geras. O. Nieko. Nieką nespėjau visiškai. O, nepalinda man tipo motor, nepalinda. Su dėlėm. Šokstoj. Ateik čia. Bet dar matas, čia arba daužtas, arba jie čia neršia, bet visas nusdaužytas. Apyktas. Piktumo tai neįlynio. Geras ir smūgis buvo. Bet tai kokią netikėtą bangę. Užmečiau metro gylio, mygau inkarą karuot. 2 kartus pasukiau ir iškart daugšt. Bet tokie netikėti smūgiai visiškai. Bet jo, ir su dėlėm, ir apdaužytas visas. Bet kibimas kol kas tai labai stebino, nes ne per daugiausia mėčiau šiandien. Ir 3 kibimai jau. Nu jo, kol kas labai gerai. O, ant tų žodžių. Antras iš eilės metimas. Negaliu patikėti. Gyvoji transliacijai. Tai gal tas pats vėl? Eik tu savo. Negaliu patikėti. Ai, ne kitas. O, atsikabino, kaip gerai. Oi, čia mažesnis. O, Jėzus koksai, bet piktas. Plauk. Lizdas kažkoks. Taip, čia. Nu ir agresyvus. Raketas. Gražus, žiauriai šitas lydys gražus. Nenufilmuota bankė buvo. Ai, kaip gaila. Nenufilmavau greičiausiai smūgį. Nu, nežmoniškas smūgis buvo. Nežinau, nufilmuo ar ne, bet tokia bankė buvo, kad belekas. Atrodo, kad ten, nežinau, kad tai pusėje kokia žuvis dydžia. Atrodo vidudienis, saulėta. Nesitikėjau, kad vidudienis saulėtų dienų toks bus geras kibimas. Na, aišku, nenoriu prisišnekėti, bet jau realiai būtų per visą... Dabar, jeigu baigčiau žvejybą, jau galėčiau sakyti, kad labai gera žvejyba buvo. Nu, veiksmo tai buvo. Sakau, dar neatigaunu, net realiai. Paranoja įma. Kiekvieno metimo metu dabar atrodo, kad to smūgio reikia laukti jau. Bet gali, nu, dabar smūgio ilgai nebesulauksim jokia. Nu, bet šitą vietą jau visą šmėčiau, reikia plaukti talin.
O. Prie pat valties kibimas vėl. Bandom. Dar. Nieko. Bandom dar. Kliama, kaip vėjas pakyla. Kosmosas. Ir šiaip buvau vienas ant ežero, vienas nemačiau. O dabar matau vieną plaukia link užuovėjos, plaukia su irklais. Tai normalu, nes aš irgi manau į šitą pusę plauksiu, nes nebus vėjo. Dabar ištiko baisiausia dilema. Ar keisti masalą, ar nekeisti. Turėjau šis kibimas šitą masalą. Ir dabar nežinau. Ar pabandyti visiškai kokią spalvą kitą, ar su to pačiu ar beveik žvejybą. Laukiam kitą pusę. Buvo tikslas porą valandų, tai panašiai ir pabūsiu gal. Trejetą užteks. Daug kibimų buvo tikrai. Oi. Tai čia pabandysim dar. Niekaip šitoje pusėje dar šiemet nepagavau nė vienos žuvies. Bet kibimų buvo, tai tikėkimės ir šiandien bus. Bandysiu gal su to pačiu ryškiu ešeriu pažvejot, pagaudyti čia irgi. Kol kas reikia duoti pailsėt. Atidirbo, kaip turi būt. Bandysim dėtis kitą, naują. Duoną uodegytę. Tokį bandom. Trečią kartą čia pat. Lygiai tas pats vėjas yra iš šitos pusės. Tai net visas nendrės matos kaip nuguldytos. O tai tau vėl ant pauzės. Norėjau baigti žvejybą jau. Ir ant pauzės. Taip. Opa. Štai koks mažiukas. Tiesiai į krepšį. Tritaškis. Nu, plauk. Nu, bet sakau, dydžiai tai didelis musmanė, visi vienodi. Taigi žodžiu, manau, kad baigiau žvejybą. Nebent dar prie krantą pamėtysiu, tai jeigu pagausiu, tai kelsiu dar kokį video, bet užtenka jau. Sloga, kaip sakyt, vis tiek nugali. Ir tas vėjas 100 tūkstančių kartų aiškinau, šiandien sakiau, kad didelis, bet tikrai nusibodo žiauriai. Sakau, sloga tai žiauriai nėra. Ir tas vėjas tikrai nepadeda, tai ir šiandien buvo tikslas labai mažai pažvejot. Ir ką galiu pasakyti, apibendrinus, tai labai gera žvejyba. Labai patiko. Kiek lydžių čia pagavau, dabar galvoju. 4 gal berods pagavau. O iš viso kibimų buvo 9 ar 8, net nebežinau, tai per 2 valandas geras. Realiai mėčiau tai kokias, 1,5 valandos turbūt mėčiau, nes užtrukau daugiau čia šiandien apie pusę valandos tiesiog plaukydamas, kylankas ir atgal. Tai žodžiu, gera žvejyba, geriausia šiemet, tikėkimės ne paskutinė, tokia gera. Tai vat, tai kągi, iki.